Panemunėlio senoji klebonija. Senoji klebonija stovi atokiau nuo bažnyčios, ant neaukšto Nemunėlio upės kranto. Vieta nuošali, apsodinta medžiais, erdvus kiemas. Klebonijos kiemą nuo sodo skiria Liepų alėja. Klebonija statyta XIX amžiaus antroje pusėje. Pastatas yra monumentalaus sudėtinio tūrio, vienaaukštis su mezoninu. Dvišlaičiai stogai buvo dengti medinėmis plonomis lentelėmis, malksvomis. Pastato planas U raidės formos. Šiaurinį fasadą į bažnyčios pusę puošia salka ir po ją esanti veranda. Iki 1950-ųjų joje gyveno visi Panemunėlio Švento Juozapo globos bažnyčioje dirbę kunigai ir vikarai. Kunigui Jonui Kateliai patarus, o Jonui Šarkauskui vadovaujant, buvo nukastas Nemunėlio upės šlaitas, pasodintas fakardo formos sodas, užveistas bitynas, pastatyta ledainė ir pirtis. Mėgstamiausia kunigo poilsio vieta – akacijų ir liepų alėja, viduryje kiemo ir dabar beauganti liepa. Visais metų laikais klebonijoje netrūkdavo svečių. Gaspadinė Elzbieta Katelytė nespėdavo nešti virdulio iš virtuvės į valgomąjį. Vasaros metu moteris stalus padengdavo sode tarp vyšnių. Ypač po Šventos Elzbietos atlaidų kiemas ir sodas panašėdavo į skruzdėlyną, kai sugrieždavo kapela vadovaujama Juozo Katelės, linksmybėms nebūdavo galo. Šiame pastate buvo planuojama ir aptariama visa kultūrinė ir visuomeninė veikla, vykdavo repeticijos. Diskusijų tikslas – kokiomis taikiomis priemonėmis išsaugoti gimtąją kalbą. Pokalbiuose su savo talkininkais, išgirdus naujas žinias iš kitų kraštų, gimė mintis rengti slaptus lietuviškus vakarus. Iš šio kiemo į kiekvieną slaptą lietuvišką vakarą išvažiuodavo kunigo Jono Katelės bričkelė su pakinkytais gražiausiais žirgais.